kokį 4-5 tūkstančiai ančių, jisai praskrenda ir žiūri, kuris sunkiai kyla. Jeigu yra, kuris sunkiai kyla, tai jisai tiesiog sveria tą. Tai va, tiesiog kaip sanitaras, skrenda kažkokį 15 minučių prieš tą būrį, tai žiūri, ar čia jums kažkuriai padėti, nutraukti kančią, ar dar nori gyventi. Jei visos sveikai kylat, mes tavęs negaudysim. Ir kitas dalykas, jūriniai ereliai šiaip daugiausiai minta žuvimi. Tai migracijos laiku arba tokiose vietose jie, žinoma, paukščių daug sugauna, bet pagrindinis jų maistas yra žuvis. Aš truputį padarau. Jo, Igoris jau. Ir per filmą patikinasis. Nu, biškai tamsoka dar per filmą. Paspaudė mygtuką, dabar vieną pozityvę, kur su žiedu vienas ant kairės kojas. Tik tais, ką norime trumpai pasakyti, kiekvieno akis kažkiek skirtingai rodo. Ką jie čia daro? Ai, matot? Viršui dangui. Atvaro. Jau va ieško. Kokio sunkaus skrendančio. Putinė kyla, žino, kada tiesa kilti. Sverti pat. Sakau, iki 5 kažkur būna. Aha. Šituose tas šoninis kameldis būna jų tupė. O čia jau, va, juoda nugara vyras, matot? Va. Iš Skandinavijos kilęs. Tai koksai čia vyras? Skandinavijos, juoda nugaras. O lietuviškai, kai mes jo žinom, balnuotas. Balnuotas vyras. O gulbės geltonais tapais, kai vadinam? Va, ką suskleidė. Nu gerai, dabar tada į... Vienas jaunas, kitas senas. Pažiūrėkite. Va, ką suskleidė. Nu gerai, dabar tada į... Vienas jaunas, kitas senas. Pažiūrėkite. Jau bus gal nuplaukia. Ne, yra. Aš matau, čia skaidrę skaičiu, iki šukito, rodo jau. Aš perėgiu, kas neįsikrausis, nerodys vaizdų. Padarmo balsus, tarkim, cyplė antis duos savo pavojaus signalą, įpuolė ir kils. Tai žinau, jos pavojaus signalą. Tai yra kontaktiniai balsai, komunikacija. Tai yra... Koks dar komunikacija? 8-6. Ir tada sustarta. Šiaip 9 valandą sustarta, kur pradedas ar nuo Minto irgi santos, tai kitas nuo santos. O, puola varna, matot vėl jūrniai? Tai puola svarbus rodo, ne? Gerai, Remigijau, tai tada pasimatysim rytoj molė, jeigu atvyks tai aptarimą. Va, jūs gal paaiškos. Tai paskui, kai visi padarom apskaitą, irgi užšalo savaitgalį, o čia puola jūrnis. Tai va, kiras matot jį veja dabar irgi.
Irgi lygiai taip pat. Tai realiai po savaitės dviejų jau būtų mažiau, pradeda sklaidytis. Tai va, kai sutampa apskaita su staigiu užšalimu, tada būna va kaip dabar. Visa džakuzė. Bet apskaita jinai nufiksuotų laiku visur daroma, čia tiesiog taip. Interesantas. Lygiai taip pat beveik atrodo poros taktuminis šokis. Truputį dar anksti, bet už 2 savaičių tikrai prasidės tokie šokiai, kai susikimba nagais, krenta. Tai vat ir... Tai dėl teritorijos, dėl ko gali peštis? Čia teritorijų jie nesidalina. Nu, ta prasme... Tada 4 realiai ore, matot vienu metu. Tai vat, nuo vasario pabaigos jau pasidalins teritorijas ir tada jau jie neįleis kitų realių savo teritoriją, bet čia vietoje teritorijų neturi, nes artimiausias lizdas už 20 km nuo čia. Čia yra žiemavietė, kur jie draugiškai, sakykime, sutarė kartu gali 5 realiai vieną medyje tupėti. Bet po mėnesio jau ta draugystė įsiskirs. Kiek čia panašiai jų žiemoja? Iki 5 įprastai, o dabar 5 vis ir buvo. Tai manau, kad daugiau turėtų būti, nes keista jauniklių nėra, kol kas visi suaugę tik tais, o jaunikliai turi būti, bet aš nebijoju, kad kitose atkarpose dar yra. Tai panašu, kad šiais metais tikrai daugiau negu 5 yra. Kai šilta žiema, kai atitinka daugiau yra teritorijų, jie pasklinda daugiau po Lietuvą, po marias, po kitas dalis, o dabar panašu, kad visur užšalę, čia vienintelė vieta, kur jie gali tai savo aplinkę. Vis tiek man turėsi gal, jeigu nepavyko,